Kiek jūs galvojat, kiek čia sėdi iš čia sėdinčių ir kokią mes bendrą konsoliduotą apyvartą turėtume, jeigu būtumėm kaip holdingas? Šiai dienai yra 114 milijonų eurų, o kiek darbuotojų turim konsoliduotai, kokią mes turim tą ekonominį dar tokį žmogiškųjų išteklių, kiek turim? 913. Tai čia, žinokit, yra nerealus potencialas ir aš linkiu tikrai, kad jis dar tik tai augtų. Kilo mintis, kad būtų daug gerų, rimtų verslininkų, kurie nekonkuruotų ir dalintųsi rekomendacijomis. Tai štai ta mintis ir mes jau šiandien turim 30 plus verslininkų, nekonkuruojančių sričių. Labai džiaugiamės ir manau, kad tai bus tikrai tas skaičius 50. Tikrai matau, kad vizija realizavosi, o manau po metų bus jau ir tie milijonai. Tai tiesiog linkiu gero laiko šiandien ir kaip sakant, patikėti savim čia esančiais ir uždirbti daugiau kartu. Prisistatymai, labai paprasta viskas. Kodėl esam čia, kas esam, ką veikiam, galbūt kažko ieškom, galbūt kažką galim patart arba ieškom patarimų. Ko yra brandesnis skyrius, tuo yra daugiau generuojama pajamų. Tai čia yra tie pinigai, kurie vidutiniškai verslam grįžta užsakymų pavidalu. Čia yra mūsų skyriaus vizitinė kortelė. Tai yra tie verslai, kurie yra skyriuje šiuo metu, apjungia mūsų socialinį kapitalą ir padedam vieni kitiem augti. Ir klausimas yra labai paprastas. Kaip aš tau galiu padėti? Kaip laiko pavadinsi, taip visam plauks.